pusfinalis su Hidros ekipa. Mes tokie seni priešininkai, Klaipėdos rajono pirmenybėse visada dalyvaujam, su jais rungtyniaujam. Ir šiandien tokia principinė kova, kurioje, manau, šiek tiek nelygios jėgos buvo, nes mūsų kelių žaidėjų nebuvo, bet čia jokių pasiteisinimų negali būti. Teisėjai iš pradžių labai aktyviai švilpė, viską švilpė. Pasekojo mūsų žaidėjas vienas neatlaikė, iškrito ir paskui jau teko tik aplakstyti varžybas, nes šansų nugalėti praktiškai nebuvo. Žaisim dėl 3 vietos. Visų pirma, norėčiau pasveikinti savo komandą su pergale, kad patekome į finalą ir lėmė tai, kad šiandien atsikovojom daugiau kamuolių ir manyčiau, kad buvo mūsų komandai susirinkę daugiau žaidėjų. Tad priešininkų žaidėjai tik atėjo 6 į varžybas ir tai jų lyderis Žymantas antram kėlinyje, jei neklystu, gavo diskvalifikacinę pražangą. O to pasakoje mums pavyko ketvirtam, varžybos buvo gan blankės, sunkios, bet mes esam, kaip sakyti, 4 kėlinio komanda. Na ir didinam skirtumą, pataikėm svarbius tritaškius, sužaidė Mantas Montvilo 4 kėlinį labai gerą. Na ir, ką žinau, linkiu priešininkam kovoti dėl 3 vietos, o mes eisim link aukso, nežinau kaip čia pasakyti. Ačiū.